Sveiki, jau esu laisvėje, kaip turbūt gal girdėjot, buvau sulaikytas Varšuvoje pagal Lietuvos užsienio reikalų ministerijos prašymą, bet be abejo nieko nepavyko. Lenkijos policija mane paleido. Čia neįmanoma filmuoti, čia kažkoks renginys, eisiu kitur. Štai už mano nugaros Bolonijos bokštas, vienas iš dviejų, jo aukštis yra 97 metrai ir tai buvo aukščiausias pastatas pasaulyje, matyt, 12 amžiuje. Šitame bokšte buvo kalėjimas. Pastatai aukščiausią pastatą pasaulyje ir padarai ten kalėjimą. O ESBO yra tokia ESBO, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, tai jinai rengia kasmet konferencijas apie žmogaus teisės. Ir paprastai tų konferencijų yra esmė, tai kad atvažiuoja Tikhanovskajos iš viso pasaulio ir pasakoja apie tai, kokia Baltarusija, Rusija, Kazachstanas, Armėnija blogi, kokie jie blogi. Ir jie yra visi geriečiai, dėl to, kad jie sako labai teisingą Lietuvos užsienio reikalų ministerijos remiamą nuomonę. Bet šiemet įvyko trikdžiai. Trikdžiai. Atvažiavau aš žmogus, kuris yra žmogaus teisių gynėjas, tikrasis ir dar ir nusikaltėlis, kurio ieško policija. Ir be abejo aš padariau pranešimą, kur aš paminėjau, kad ir Lietuvoje yra labai daug politinių kalinių. Pavyzdžiui, ir Vinskienė iš tikrųjų, ir netgi Paleckis. Aš, Stanislavas Tomas, esu politinis kalinys Lietuvoje. Edikas Jagelavičius, Švenčioninė Kazimieras Juraitis. Yra. Titovas taip pat yra priskirtinas prie Viačeslavas politinių kalinių. Ir yra ta problema labai rimta Lietuvoje. Tai vadinasi, Lietuvoje taip pat yra politiniai kaliniai ir Lietuva taip pat sodina žmonės į kalėjimą tam, kad jie negalėtų dalyvauti rinkimuose. Tai be abejo mano pasiūlymas, kaip visada, yra leisti kaliniam dalyvauti rinkimuose tam, kad nebūtų prasmės tokiom diktatūrom kaip Lietuva sodinti žmonės į kalėjimą tam, kad jie negalėtų dalyvauti rinkimuose. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos delegacija, kuris sėdėjo tenai per konferenciją, be abejo labai supyko ir jie iškvietė policiją, kad policija mane sulaikytų. Ir iš karto, kai aš pabaigiau savo pranešimą, išėjau iš salės, mane sulaikė Lenkijos policija. Lietuviukai džiaugiasi, euforija prasidėjo. Jau galvojo, kad viskas pagavo rimčiausią žmogaus teisių gynėją Lietuvoje ir dabar pasiųs jį į Lietuvos kalėjimą. Tačiau be abejo aš buvau pasiruošęs tokiam scenarijui ir papasakojau Lenkijos policijai, kad Lietuva nėra demokratinė valstybė, kad Lietuva yra diktatūra, blogesnė už Baltarusija. Todėl po apklausos Lenkijos policininkai mane paleido į laisvę ir aš dabar esu jau Italijoje. Bet įsivaizduokit, kas būtų, jeigu vyksta konferencija ir iš karto po konferencijos, pavyzdžiui, Rusijoje ir Baltarusijoje žmogaus teisių gynėjai ten pat ir sulaikytų. Kiek būtų triukšmo toj galbajobiškoj žiniasklaidoj. Visi sakytų, kad taip negalima, kad kaip negalima. O su Lietuvos žmogaus teisių gynėjais, advokatais, kurie tikrai dirba savo darbą, galima taip elgtis. Man iš tikrųjų yra pohui, dėl to, kad man tai yra ne pirmas kartas ir aš visada išeinu iš vandens sausas, dėl to, kad aš esu profesionalus banditas. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą